Labadiena, aš Mykolas Ragulskis, o čia mano kūrinys. Tai AVR mikrokontrolerių programatorius, sukurtas remiantis AVR 910 pritaikymo nota. Jame atlikti šie pakeitimai. Pirmiausia, mikrokontroleris iš AT90S1200 pakeistas į labiau prieinamą AT-TINI2313. O šio mikrokontrolerio taktinis dažnis iš 4 MHz pakeistas į 7,3728 MHz. Tai ne tik pagreitina mikrokontrolerio veikimą, bet ir paspartina duomenų perdavimą UART sąsaja. Duomenims iš UART į USB perduoti panaudota FT232 mikroschema. Taipogi seriniai UART signalai per MAX232 įtampos lygių keitiklį išvesti į COM jungtį, kuri naudojama suderinamumui išlaikyti. Taipogi verta paminėti, kad ir pats programatorius ir programuojamas mikrokontroleris maitinimą gauna iš USB jungties. Kaip programatoriaus naudojimosi pavyzdį pateiksiu Atmega 128 mikrokontrolerių programavimą. Degant žaliai šviesai, programatorius laukia komandos iš kompiuterio. Užsidegus raudonam signalui vyksta programavimas, kuriam pasibaigus užrašas ant LCD pasikeis į 2011 m. RS konkursas. Ačiū už jūsų laiką ir iki.